Labas rytas. Jau nelabai rytas, 11:20. Vakar nespėjau sumontuoti video, tai dabar susimontuosiu ir paskui eisiu ruoštis į kelionę. O į kokią kelionę papasakosiu biškį vėliau. Nu ką, sumontavau video, man liko 8 minutės, kol įsikels, blemba, užtrukau ilgai, kiek dabar 2 valandas jau, tai kiek aš čia pratupinau. 3 valandas, 3,5. Trumpas video, bet labai daug reikėjo viską iškarpinėti. Tai va, sakiau, papasakosiu, ką mes čia planuojam veikti. Rytoj, kas yra penktadienis, vakare gal kokią 6 valandą, suruošiam su Oksana į kelionę. Tokia va. Gaunasi maždaug 970 km, nu 1000 kažkas tokia. Tai rytojaus planas būtų vakare spėti numinti iš namų, va čia, kur esam, iki Veksfordo, kas būtų apie 4 valandas kelio. Ten kažkur numiegosim mašinai visą tą laiką. Iš ryto apsižiūrėsim pačiam Veksforde visokių įdomybių ir keliausim toliau. Sekanti stotelė greičiausiai bus pas mus Waterfordas, paskui sekančią dieną ar tą pačią dieną į Korką apsistosim miestą, Kilarney, Limeriką, Galway. Ir tada arba namo, arba žiūrėsim pagal laiką, nes planuojam gal grįžti pirmadienį, tai jeigu dar turėsim laiką, gal dar šausim tada pro Sligo ir grįšim namo. Tai va, sekantis 2-3 video bus iš automobilio daromi ir apsižiūrėsim, ką ten įdomus turim. O dabar einam, Oksana jau tenai susikrovė daug daiktų. O aš susižiūrėsiu iš elektronikos visų reikmenų, ką man reikia, reikalų, nesvarbu, nu, ką man reikės ir reikia viską susidėti, susiruošti, nes rytoj dar reikia dieną turiu darbų, tai va, po visų darbų tik tais važiuosim. Nu va, daugmaž susidėjau savo žaislus, čia žaislai, kurie bus reikalingi tam, kad galėčiau jums filmuoti, tai va, dronas, atsarginė kamera, laptopas, montavimo stovai visokie, krovos baterijų, powerbankai, dar baterijos, laikikliai, pakrovėjai. Šiaip turėsiu mašinui 220 elektrą, tai nelabai kažkaip pergyvenu gal. Nebent kas nors, jeigu užlinktų, tada reikės turėti powerbankus, o taip turėčiau viską pasikrauti. Iš 220. Jau blemba, pavargau dar. Dar neišvažiavęs, o jau pavargau. Nu, pačekinsiu, ką Oksana daro. Oksana irgi jau ten kažką krovės, tvarkės, bet jinai dar rytoj turės visą dieną, tai kaip ir nėra strioko. Čia va keli daiktai. Porą sausų pakų. Virdulys. Kažko daug prisikrauti labai negalim, nes reikės miegoti pačiai mašinai, tai ten apsikrovę daiktais nevažiuosim labai. Va. Čia mūsų miegamieji reikalai. Svarbiausia, va, Kyra pasiėmus savo. Užsiklojimus visokius. A taip, Kyra, tu su mumis rytoj varai? Varai su mumis rytoj didelę kelionę? Taip, varys. Oksana, kaip nusiteikus rytojus kelioniai? Gerai? Nu jo, aš einu da pasitikrinsiu mašinai visokius tepalus, visus variantus, kad nekiltų man paskui kelionį kokiu nors džiugių nuotykių. Nors su nuotykiais, kaip sako, visada įdomiau.
laiką turim, jeigu ką susireguliuosim, susitvarkysim. Ok, pirmą ką, pasitikrinam tepalą. Nesenai keisti buvo, tai gal dar turėtų būti viskas normaliai. Smagu va per lietų viską daryti. Neišeina airiai ne per lietų daryti. Ok, tepalo normaliai. Žinau, kad nėra. O šitą tai nenormaliai. O šitas yra pas mane kas? Antifrizas. Lietuviškai, ne? Ne lietuviškai čia antifrizas. Aušinimas skystis. Įsipilam. Toks žalias, gražus atrodo, pats galėčiau pagerinti. Kaip čia rodo, dar galiu pilti drąsiai. Aišku, per kraštus nebūtina. Dabiškiuk. Nu. Šildymo skysčio papylėm, tepalų turim. Įsipilam vandenėlę langam valyti. Nu ir viskas, paskui degaliniai dar pasitikrinsiu slėgį padangose. Turėtų būti viskas normaliai. Sarginę padangą turim. Galėsim rytoj važiuoti. Aišku, orą rodo tokį, biški ten lietus toksai, biški toks nefainas. Bet, nėra bloga oro, ne? Yra blogi batai ir visa kita apranga. Tai va. Ok, turbūt aš jau šiandien nieko daugiau nebeprifilmuosiu. Stoj reikės važiuoti dar į darbus, apsidirbti ką reikia. Ir viskas, o rytoj vakare kokia, ką žinau, 6-7 valandą vakarą išjudėsim iš namų. Tai va. Sekit mūsų kelionę, užtruks 3-4 dienas, gal kažką įdomus pamatysim. Spauskit laiką, subscribe, pasidalinkit, parašykit komentarą. Gal norėtumėt, kad ką nors nuvažiuočiau pažiūrėti. Vat su Oksana nulėktume būtent tose miestuose, kuriuos išvardinau. Tai būtų visai įdomu, jeigu pasidalintumėt. Parašykite į komentarus. Būtinai pasistengsim aplankyti. O šiandien tiek. Iki rytojaus. Ate.